Kai nušviesnau plaukus, plaukų kokybė ant tiek paprastėjo, galvojau, kad Dyson išspręs mano visas problemas. Nusipirkau Dyson ir va čia aš tiesiog nieko neįsivaizduoju, kaip ką daryti, čia kad jūs mes nematytumėt, kur gyvenu ir kaip mano salonas atrodo, ir aš čia išsipakavau. Tiesiog bandau susidėti angalius ir kažką va čia va darausi ant sausų plaukų, ko reikėtų šiaip daryti ant šlapių, bet vis tiek, nu žodžiu, važiuojam. Kažką bandau pagimdyti iš to Dyson ir nesuprantu, kaip jis čia veikia, galvoju, galbūt reikėtų instrukcijas paskaityti, kur neskaičiau, bet nieko gero neradau, suplanavau, kad reikia pašlapinti plaukus, toliau bandyti džiovinti tos plaukus pašlapintus. Vis tiek šiaip nieko gero nesigavo. Bandau pakeisti angalį, bet jau plaukai vėl buvo sausi. Prigribavau, čia nutolka tak, žiūri tos plaukus. Nu gal biškį taip paglotnėjo plaukai, tokie biškelį nepasipūtę, galbūt biškelį tokie tiesesni ir gražesni, bet žodžiu. Čia aš visai tokia happy, nes visai pusiau gražiai gavus, nu tokie tiesus, kažkokie gražus, biškelį pašokau, kovos atskėriau, kava beveik pasibaigė, laikau aš tos plaukus, deginu, nu vienu žodžiu, darau, ką aš čia suprantu, kaip nesuprantu ir suprantu. Ir va tokia bangelė kaip ir visai gavosi, man visai pakankamai tokia graži, tik tais išsišukavau plaukus, ko galbūt nereikėjo daryti, gal reikėjo. Ir paliko vėl jie tokie patys, pasišiaušė šiaudai, tik tais čiut tiesesni tie plaukai. Ir aš stoviu ir galvoju, ką aš darau ne taip su savo gyvenimu ir žodžiu neturiu aš tiek daug laiko čia atsaskintis, tai galvoju paimsiu didesnį angalį, susuksiu tos plaukus, man čia nesisuka, nu žodžiu. Nu tiesiog. Buvo bairis išmokti naudoti su Dysonu, nepasižiūrėjau prieš tai YouTube visokiausių tutorialų, reikėjo pasižiūrėti, bet pagaliau užsisukuo šitą plauką, laikau gerai vėl kavą, pasibaigė kava visiškai, laikau dar šokavą pertraukėlę, padariau tokią minutę ir sugalvojau išimti ir vapšė nieko nesigavo, plaukai tokie paties, sutiktis kažkas dar susimakaliavo ir žinot ką supratau, kad aš settingso neįjungiau šilumos ir bandžiau sugarbanoti plaukus ant šalto settingso. Įjungiau settingsą, visai gavosi ir tik po laiko aš supratau, jog tas prietaisas prisijungia prie telefono per Bluetooth'ą ir jog ten viską automatiškai padaro ir gavau va tokius plaukus po to. Tai sakyčiau, kaip pirmam kartui ant susų plaukų, kai viską dariau ne ant šlapių, rezultačiukas tikrai visai neblogas.